Sveiki! Čia dailės nesurežisuosi, bet viliuosi, kad išmoksi. Šiandien papasakosime Lietuvos dailės istoriją. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų, tad akivaizdu, kad per tiek metų prisikaupė nemažai meno kūrinių. Pradėkime viską nuo pat pradžių. Kol Europoje kilo gotikinių bažnyčių bokštai, karalius Mindaugas dar tik pradėjo savo vaikus krikštyti. O pakrikštijus juos dingo, beveik viskas, nes prasidėjo tyčinis meno kūrinių naikinimas. Iš romanikos epochos dailės žinome tik Žygaičių liūtą, tai žinok ir tu. Bet ne viskas tai blogai, nes neilgai trukus pas mus su krikščionybė atvyko šventoji gotika. Europos dailėje labai pamėgtas dvasinis ir alegorinis paveikslų turinys. Mes dėja savo nieko labai nekūrėme, bet tikrai atsivežėme nemažai iš pažengusios Europos ir Bizantijos kraštų, kur jau ir vėlyvoji gotika įsivyravo. Sujungėme šiuos du stilius ir gavome LDK sienų tapybos mokyklos bruožus. Štai pavyzdžiui Vilniaus Bernardinų bažnyčios šiaurinė siena. Joje matome bizantinius meno principus susimaišiusius su vakarietiška ikonografija ir gotikos elementais. Tokių meninių šedevrų galima rasti tik Vilniaus katedros kriptoje, Trakų parapinėje bažnyčioje, Vilniaus Šventojo Mikalojaus bažnyčioje, Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, Vilniaus Žemutinėje ir Trakų salos pilyse. Be paveikslų kaip tikriems krikščionims pridera ir altorius turėjome. Bet prieš pasakojant altorių bruožus, pirma reikia žinoti, iš ko jie susideda. Taigi, altorių sandara. Altoriai susidėjo iš retabulo, tabernakulio, altorių sparno, mensos su portatiliu, antepedijaus bei laiptų su glorija. O gotikiniai nuo paprastų altorijų išsiskyrė tuo, nes buvo suverti kaip močiutės karoliai. Jie taip pat pasižymėjo pompastika, buvo su paveikslais bei skulptūromis. Ir žinoma, kad ne kiekviena bažnyčia įpirks tokį prabangų altorių. Tam buvo skirti iliuzionistiniai altoriai paprasčiausiai nupiešti ant sienos. O jie tikrai naudingi buvo. Ne tik, kad daug vietos neužėmė, bet ir nekainavo daug. Tik imk ir paišyk. Pakalbėkime dabar ir apie skulptūras. Jos buvo glaudžiai susijusios su architektūra. Tiek europiečiai, tiek mes labai pamėgom gražiųjų Madonų skulptūrėlės, antiek pamėgom, kad net dviem stiliais kaptavom. Pirmasis minkštasis stilius, kilęs iš Vokietijos. Madonos grakščios su S formos stovėsena ir minkštomis, giliomis bei krentančiomis kaskadomis drabužių klostėmis. Antrasis stilius, kietasis, labai kampuotas ir tikroviškesnis. Labai gaila, kad viskas buvo iš medžio ir beveik viskas sudegė, tad apie gotiką užteks. Pereikime prie žymiojo renesanso, antikos ir mokslo. Europoje atrasta linijinė perspektyva. Dailėje ne tik remiamasi aukso pjūviu, bet ir aukštinamas žmogus, o portretai idealizuojami. Žodžiu, žmogus viršum visko. Tai tikras narcizų laikotarpis, o mesgi ne narcizai. Tai renesanso nelabai priėmėm, bet šiek tiek užčiuopėm. Viskas prasidėjo gūdžiais 1495 metais, kai Vilniaus monetų kalykla išleido pirmuosius renesansinio šrifto ir ornamentikos medalius. Jie aišku pasklido karaliaus dvare tarp labiausiai išsilavinusių piliečių, bet išsilavinę matyt buvom nepakankamai, nes mąstymas vis tiek buvo viduramžiškas. Todėl renesansas vyravo kaip stilius, bet ne epocha. Iš esmės lietuviškame renesanse persipina Bizantijos, gotikos, grynojo renesanso ir Nyderlandų manierizmo elementai. Nes kam paimti vieną elementą, kai galima paimti 10. Bet pakalbėkime apie tapybą. Ją galime suskirstyti į 3 grupės. Knygų iliuminacijos, kaip kad pavyzdžiui valandų knygų maldynai. Religinė, Marijos paveikslai ir pasaulietinė tapyba, portretai. Mėgome skirtingų spalvų ir faktūrų derinius, taip pat ir neapėjom žmogaus svarbos. O dabar apie skulptūrą. Renesanso laikotarpio atsirado naujos medžiagos. Po save radom dolomito, smiltainio ir gipso luitų. O štai jau marmurą vežėmės iš kaimynų. 16 amžiuje taip patobulėjom, kad ir spalvotus metalus ir vašką naudoti pradėjom. Bet grįžtant prie reikalo, skulptūras taip pat galime skirstyti į 3 grupės. Tai antkapiniai paminklai, portretiniai bareljefai monetose ir religiniai pasaulietiniai medaliai. O dabar plačiau apie antkapinius paminklus, nes jų pas mus išlikę apie 150. Žinoma, tokius paminklus statėsi tikrai nepaprasti plebėjai. Veikiau jau pasiturintys fundatoriai, kurie labai mėgo sansovinio antkapinio paminklo tipažą. Atseit tik trumpam prisnūdai, prigulęs ant šono galvą pasirėmęs ranka, o ne amžino poilsio priguliai. Antkapiniai paminklai taip pat buvo skirstomi į tipus. Plokštė su reljefinė figūra, apvali visa figūrė, biustas arba pusfigūrė, figūrinės epitafijos bei tekstinės epitafijos. Reti antkapiniai paminklai, herbinis, vaiko. Kiekvienas fundatorius buvo laidojamas savo bažnyčioje. Vilniaus katedroje laidojami valdovo šeima, Vilniaus vyskupai ir didikai, o štai Vilniaus Švento Mykolo Arkangelo bažnyčioje Sapiegos, Kruonio bažnyčioje Oginskiai, Tytuvėnų bažnyčioje Valavičius, Nesvydžiaus Dievo kūno jėzuitų bažnyčioje Radvilos.
Apie kapus tiek, dabar šiek tiek apie manierizmą, kuris ėjo kartu su Renesansu. Tai buvo Europos dailės ir architektūros stilius. Intelektualios, rafinuotos, teatrališkos dvaro kultūros apraiška. Svarbiausia įsiminkite, jog jos teatrališkos, nes dramos paveiksluose daugiau nei indiškose serialuose. Kompozicijos netikėtos, zigzaginės, fragmentiškos, labai išilgintos proporcijos, spiralinės figūros, figūra serpentinata, liguistas tipažas, perdėtai raumeningi sustambinti kūnai. Koloritas disonansinis, blankus, prislopintas. Svarbu ir ornamentus paminėti, tai buvo apkaustų ornamentas. 17 amžiaus pirmasis ketvirtis. Rolverkas, susuktas ritinėlis. Maureska, simetriškas augalinis ornamentas atėjęs per islamo meną. Vaisių kekės, stilizuotas akantas. Figūrinės hermos, dekoratyvinės kaukės. Dar gūdžiais 1655 metais karas su Maskva galutinai nulėmė baroko pasaulėjautos įsivyravimą. Su kiekvienu pakilimu ateina ir nuosmukis. Žmogus jau pradėjo abejoti savo proto ir mokslo gale. Visgi prieš egzaminą lengviau pasimelsti nei pasimokyti. Todėl religingumas vėl aukščiausioje vietoje. Keistas ir įmantrus. Štai kaip vadinasi 16 amžiuje prasidėjusi baroko epocha, kurios dailę formavo kontrreformacija, mecenystė, vienuolijos, teatras ir literatūra. Baroką galime skirstyti į 3 etapus. Pirmasis – ankstyvasis barokas, per jį vis dar randame Bizantijos ir gotikos liekanų. Taip pat vėlyvojo renesanso ir manierizmo. Tai daugiausia vyravo architektūroje. Turėjome ir savo Nesvyžiaus dievo kūno jėzuitų bažnyčią, kurią pastatė Giovannis Marija Bernadonis. Tai buvo pirmasis barokinis pastatas Lietuvoje. Toliau brandusis barokas. 1660–1730 metai. Jau čia baroko formos paplinta ir įsigali visose vaizduojamosios ir taikomosios dailės srityse. Brandžiajame baroke paplinta kremzlinis dekoras, groteskinės kaukės, angeliukų galvutės, kriauklės ir ažūriniai drožinėti sparnai. Tarytume randamės jūroje. Vėliau iš jūros gelmių persikeliame į sodus ir dekoruose paplinta augaliniai motyvai. Ažūrinis vynuogių ir gėlių kolonos, vešlus akantas, gėlės, vaisių girliandos ir gausybės ragas. Brandųjį baroką labiausiai atspindi pažaislis. Iš esmės, kalbant apie pažaislį, tau pakaks įsiminti tik 5 pavardės. Ir tai, kad Pažaislis yra Kaune. Pažaislio vienuolyno fundatorius Kristupas Žygimantas Pacas. Jo ir jo žmonos atvaizdų Pažaislyje nemažai. Taigi, vaikštinėdamas po vienuolyną, iš to gali atsiminti, kas sudėjo daugiausiai babkių į šį projektą. Vienuolyno architektai kol kas tikrai nelietuviai, nes vis dar niekas čia nemokina tokios disciplinos. Broliai Karlo ir Pietro Putini, stiuko dekorų rūpinosi Jonas Merlis, o paveikslais Mykolas Arkangelas Palonė. Ponas Palonė mums suteikė didelę malonę, nes savo paveikslais papuošė ne tik Pažaislio vienuolyną, bet ir Vilniaus arkikatedrą. Kupolą ištapė dailininkas Giuseppe Rossi. Žvelgiant į šį kupolą matome vieną iš išskirtinių baroko bruožų – daugiakampę figūrą primenančią bičių korį. Na, Pažaislio vienuolynas tai tikra brandaus baroko šventovė. Ir paskutinis trečiasis vėlyvasis barokas 1730–1795 metai. 18 amžiaus pabaiga. Svarbiausia čia altorius, įmantrumo įsikūnijimas. Mat altorių sudarė ne vienas, o visas jų ansamblis, sudarantys U formą ir atitraukti nuo sienos. Laisvai stovinčios keliais planais sugrupuotos kolonos. Ir visa tai vainikuoja glorija. Koloritas ryškus ir kontrastingas. Kadangi labai pasiturintys nebuvom, tai ir altoriai yra tik marmuro imitacijos, dažniausiai jie buvo mūriniai. O kad visas įspūdis būtų dar didesnis, su iliuzinė sienų tapyba altorius tarsi būdavo pratęsimas. Kalbant apie ornamentus, vėlyvajame baroke buvo paplitęs regenystės dekoras. Jis buvo simetriškas, sudarytas iš katilėlių, gėlių, žiedų, kriauklių ir treliažo. Kitaip sakant, grotelių. Vėlyvasis barokas turėjo ir savo atmainą – rokoką, 1730 metai. 18 amžiaus trečiasis ketvirtis. Rokokas gimė Prancūzijoje. Pagrindinis jo principas – padaryk, kad būtų per daug ir viskas primintų tortą. Panašiai rokokas pasireiškė pas mus. Pavadinimas prancūziškai rokoko reiškia kriauklė, kuri apibūdino to laikotarpio puošyboje paplitusi ornamentą. Tai asimetriškas C formos elementas, primenantis bangą, skiauterę, jūrų žolę. Be jo rokoke dar mėgiami treliažų, rožių, žiedų ornamentai ir baldakimai. Kaip bebūtų keista, ne visiems patiko tas barokas. Prancūzijoje 17 amžiuje barokui buvo pasakytas griežtas ne.
Mes dabar klasikos mėgėjai. Nuo čia ir prasidėjo antikos garbinimo era. Pagrindinis klasicizmo principas – išaukštintas grožis ir rami didybė. Vaizduojamos antikos laikų scenos susijusios su to meto įvykiais. Portretas dabar yra lievas ir tikra atgyvena, o istorinės scenos dabar ant jaunimo bangos. Šios idėjos neilgai trukus pasklido ir po kitas šalis. Na, o mes klasicizmo pradžią Lietuvoje galime susijęti su superžvaigždė, vienu ir vieninteliu nepakartojamu – Prancišku Smuglevičiumi. Visų pirma, pakalbėkime apie Smuglevičiaus gyvenimą. 1763 metais jis pradėjo studijas Romoje. Manoma, kad studijavo pas žymųjį to meto klasicizmo tapyboje pradininką Antoną Rafaelį Menksą. Ten išmoko tiksliai pavaizduoti istoriją ir žmonių papročius, taikyti matematinės proporcijas ir pažinti spalvų, šviesos ir šešėlių fizinės savybės. Žodžiu, visko, ko reikia tikram klasicizmo gerbėjui. Tačiau jis ne tik Romoje laiką stūmė, bet ir sugebėjo išgarsėti. Visų pirmiausia, jis nupėckiojo nepakartojamą Abraomo ir Melchizedeko susitikimo sceną. Už ją jis gavo premiją. 1765 metais jis gavo užsakymą nupiešti Etruskų kapų, Kornete architektūrą bei freskas. O po 11 metų tapo žinomiausias už ką tik atkastų Nerono aukso rūmų antikinių freskų piešinius. Žodžiu, tikra Romos superžvaigždė. Romoje Smuglevičius praleido 21 metus, bet į Lietuvą grįžti neskubėjo. Apkeliavo dar Lenkiją, Ukrainą, Baltarusiją, ten kūrė religinius paveikslus ir dekoravo rūmus. Karaliui ir didikams tapė teatrališkas drobės su istoriniais protėvių žygiais. Galų gale išsilakstęs po pusę pasaulio nuo 1795 metų Smuglevičius savo sparnus nuleidžia Vilniuje. Po kelių metų 1797 metais atsivėrus Vilniaus universiteto tapybos katedros durims pilnai pasineria į pedagoginį gyvenimą. Būtent nuo šio įvykio ir prasideda Lietuvos klasicizmo era. Viską, ko išmoko per savo gyvenimo metus Romoje, čia mokė ir savo studentus. Dėl to klasicizmas ne ką ir skyrėsi nuo Europos. Gal tik portretas buvo populiaresnis. Dauguma Smuglevičiaus piešinukų nėra datuoti, todėl skirstoma pagal žanrus. Taigi, apie portretus. Jie buvo reprezentaciniai. Tai oficialus portretas parodintis, kokias pareigas užimė. Laisvai tinkantys į darbo CV. Alegoriniai. Netoks oficialus, sudievintas, moterys vaizduojamos kaip mūzos ar dievaitės, su graikų ir romėnų mitologiniais atributais. Daromos nuorodos į portretuojamo asmens dorybės ir privalumus. Žodžiu, puikiai tiks tavo tobulam Instagramo feedui. Ir paskutiniai kameriniai, kai draugelis pagauna iš netikėto kampo, be jokios idealizacijos. Vaizduojama tik tiesa, verta paminėti ir jo peizažus. Smuglevičius dokumentaliai tiksliai perteikė architektūrinę pastatų struktūrą, proporcijas, erdvinę kompoziciją urbanistinėje miesto aplinkoje. Nuo jo laikų pradėta piešti bei populiarinti Vilniaus vaizdus ir jo žymiausius paminklus. Kad jau paminėjome Vilniaus universitetą, tai dabar plačiau apie tai. Su Vilniaus universitetu prasideda ir profesionalios dailės pradžia. Pagaliau menininkai nebėra skiriami prie amatininkų. Valio. 18 amžiaus pabaigoje panaikintas jėzuitų ordinas ir 1773 metais įkurta pirmoji Europoje pasaulietinė švietimo įstaiga. Edukacinė komisija, kurios pastangomis buvo reformuotas Vilniaus universitetas. Nekalbėsim, kas ten mokė matematikos, bet pakalbėsim, kas mokė piešimo meno. Taigi 1797 metais atidaryta piešimo ir tapybos katedra, kurios pirmuoju profesoriumi buvo ne kas kitas, o jau minėtasis Pranciškus Smuglevičius. Šis buvo tiek pasišventęs, kad savo klasicistinės idėjas dėstė iki grabo lentos. Vėliau jo pareigas užėmė raudonkepurės Jonas Rustemas. Jis buvo žinomas dėl savo parodų rengimo. Šios parodos buvo galimybė studentams pasirodyti, iš kokio molio jie dirbti ir ką sugeba padaryti su teptuku rankoje. Velniai žino, gal ir kokį užsakovą gali sugaudyti tokių parodų metu. Pats Jonas Rustemas daug veiklų organizavo, tačiau vienas nebūtų patempęs tiek naštos, tad jam padėjo Vincentas Smakauskas. O dabar apie skulptūros katedrą. Turi apdovanojimą kaip trumpiausią laikotarpį gyvavusi katedra. Jos pirmasis profesorius buvo šis ponas, kuris taip pat dėstė iki savo mirties. Galima net manyti, kad profesoriai parduodavo savo sielą Vilniaus universitetui. Po jo atėjo Kazimieras Jelskis. Tikrai geras žmogus, iš pradžių nei skatiko neėmęs, o kai gavo skulptūros profesoriaus pareigas, jam vadovaujant visą katedrą suklestėjo labiau nei naujausias Billie Eilish albumas. Deja, 1826 metais Rusijos imperatoriaus aplinkoje nuspręsta, kad skulptūros katedra nereikalinga. Va taip va. Na ir paskutinė raižybos katedra buvo įkurta
įkurta vien iš reikalo, nes nebuvo profesionalių dailininkų galinčių iliustruoti spaudą arba vadovėlius. Pirmasis profesorius Izidorius Veisas nelabai vykęs, mat nesugebėjo paruošti gerų raižytojų, kurie sugebėtų bent gerai kopijuoti. O Juozapas Saundersas pasimokė iš savo pirmtako klaidų ir jo dėstymo metais raižyba tapo pagrindinė dailės disciplina. Pirmąją parodą taip pat surengė jis, tačiau dėl Napoleono kariuomenės invazijos ji atidaryta nebuvo. Dar paminėsiu apie poną Mykolą Podolinskį, bet apie jį tik tiek. Nenoriu jūsų perkrauti informaciją. Žodžiu, universitete įsteigtos dailės katedros ne tik paruošė pirmuosius vietinius profesionalus, bet ir padėjo sureikšminti visuomeninį dailininko statusą. Grįžkime į XIX amžiaus pradžią, kai po neseniai įvykusios Prancūzijos revoliucijos minia pradeda reikštis laisvės, gamtos, prigimties ir tautos idėjos. Nepatiko romantikam klasicizmas ir jų matematiniai skaičiavimai, tai sugalvojo daryti priešingai. Romantikai meną aiškino kaip įkvėpimą, vidinės kūrybos aistros ugnį, žibintą, kurio šviesoje atsiskleidžia gilesnė pasaulio esmė, nei ją leidžia pamatyti racionalus, priežastiniais dėsniais besiremęs pažinimas. Lietuvos dailėje išplito kraštovaizdžių, žymių paminklų ir žmonių vietinių papročių tradicijų vaizdavimas. Žanrų skalėje portretas vėl tapo numeriu 1. Vienas žymiausių XIX amžiaus pirmosios pusės dailininkų buvo Jonas Rustemas. Jis gal ir žinomas, bet jo kilmė tai ne. Nesuprasime jis prancūzų, armėnų, graikų ar turkų kilmės, bet tikrai ne lietuvis. Tai atspindėjo jo nešiojama raudona kepurė. Jo portretuose jungiasi sentimentalaus švietėjiško klasicizmo ir ankstyvojo romantizmo bruožai. O tapė jis viską. Kūryboje atrandami portretai, peizažai, buitinės scenos. Dar vieną labai įdomią Rustemo kūrybos dalį sudaro kortos. Jose jis pavaizdavo kone visą XIX amžiaus Vilniaus gyvenimą. Visus socialinius sluoksnius, madas, papročius, pasilinksminimus, visas Vilniuje gyvenusias tautas su savo aplinkos specifika. Visi – žydai, turkai ir totoriai. Žodžiu, romantizmo Vincas Alesius. Jeigu pamatai gatvėje, arba slėpkis, arba pozuok. Kitas svarbus asmuo – Kazimieras Jelskis. Jis yra laikomas lietuviškosios profesionaliosios skulptūros pradininku. Čia tas, kuris skulptūros katedrą didžią padarė. Tuomet Vincentas Makauskas. Romantizmas ir akademizmas sudaro jo kūrybos pagrindą. Jis kūrė tapybos ir skulptūros darbus, tačiau vertingiausi yra jo grafikos kūriniai. Jis pirmasis ėmėsi iliustruoti romantizmo literatūrą, atgaivino medžio raižinio techniką, įvaldė litografijos technikos subtilybės. Tuo laikotarpiu ant bangos buvo misticizmas. Šiai bangai neatsispyrė ir Valentinas Vankavičius. Portretų tapytojas, kuris turėjo talentą iš karto pamatyti ir pavaizduoti individualų vaizduojamojo žmogaus bruožą. Dabar apie peizažą. Lietuviškojo romantizmo peizažo pradininku laikomas Vincentas Dmachauskas, žinomas dėl savo pušelių. Tapė istorinius peizažus, kuriuose gamta ir juose esantys objektai iliustruoja krašto istoriją. Taip pat paišė ir širdžiai artimus gamtos peizažus. Paskutinis, bet tikrai neprasčiausias, Kanutas Ruseckas. Mokėsi Lietuvoje ir Romoje, o tapė labai daug ir įvairiai. Portretai, buitinio žanro scenos, peizažai, animalistinio religinio turinio kūriniai. O dabar apie kiekvieną iš jų plačiau. Buitinio žanro kūriniai dailininko kūryboje užima išskirtinę vietą. Jo žanro darbų dailininkas yra sukūręs Romos bei Lietuvos laikotarpiais. Pagrinde tapė italų valstiečius, o Lietuvoje sukūrė keletą enciklopedinių, vėliau labai paplitusių ir pagarsėjusių kompozicijų, kaip kiekvienam lietuviui žinoma Pjovėja. Pats Kanutas Ruseckas mėgo subtiliai priešintis tuometiniai carinės Rusijos priespaudai ir savo paveiksluose komponavo prancūzų vėliavos spalvas, manoma, dėl neseniai įvykusios prancūzų revoliucijos. Peizažo žanras buvo Kanuto mėgstamiausias. Jau iš Italijos laikotarpio turime gana nemažai Rusecko peizažų, kuriuose dominuoja romantiškai, egzotiški Romos apylinkių vaizdai. Supoetintas kultūrinės praeities aspektas, asimetriška kompozicija, gyvybingas spalvų žaismas duoda užuominas į romantizmą. Na, o atidžios natūros studijos siekis perteikti gamtos gyvybingumą siejasi su realistų ieškojimais. Svajingai ir tiksliai vaizdavo jis baigiančias nuvirsti trobas. Studijuodamas Paryžiuje jis ėjo į zoologijos sodą tapyti gyvūnų. Gyvendamas Lietuvoje dailininkas nuolat vykdavo į miškus, kur sukurtus etiudus panaudodavo įvairioms kompozicijoms. Panašu, kad viso to buvo negana, todėl Ruseckas augino ir meškiuką, kad galėtų stebėti natūralius gyvūno judesius. Turėjo jis ir senos meškos iškamšą. Daugumai religinio turinio kūrinių aiškiai įtaką turėjo užsakovas. Visus juos Ruseckas tapė besilaikydamas akademizmo principų bei ikonografinių schemų. Ties Kanutu Rusecku apie romantizmą šnekėti ir nustosime. Po 1830–31 metų sukilimo Vilniaus universitetas buvo uždarytas. Todėl dauguma menininkų buvo priversti palikti Lietuvą dėl dalyvavimo sukilime. Švelniai tariant, meninis gyvenimas Lietuvoje buvo miręs. Nebuvo nei kur mokytis, nei ką mokyti. Parodos, galerijos ir muziejai nebeegzistavo. Tačiau meno atstovai vėl pamažu pradėjo sugrįžti į Lietuvą ir meninis gyvenimas kiek atsigavo 6-ame dešimtmetyje. 1855 metais uždarytame Vilniaus universitete įkurtas pirmasis
muziejus, Vilniaus senienų muziejus. Muziejus tapo kultūros ir mokslo centru. Muziejaus veiklą nutraukė rusifikacinė politika vykdoma po 1863 metų 1864 metų sukilimo. Labai svarbus ir unikalus Lietuvos tarp sukiliminio laikotarpio dailės gaivinimo pavyzdys Vilniaus albumas, kurį išleido Jonas Kazimieras Vilčinskis 1855–1856 metais. Pats Vilčinskis buvo vienas įdomiausių XIX amžiaus intelektualų. Jis buvo baigęs medicinos mokslus Vilniaus universitete, o save tobulino Paryžiuje bei laisvalaikį skyrė dailei. Pats Vilčinskis buvo nusiteikęs patriotiškai, lietuviškai, kalbėjo ne tik namuose, gilinosi į savo krašto kultūrą, rūpinosi praeities tyrinėjimu, istorinių vertybių likimu. Dar jis pradėjo kolekcionuoti Lietuvos 18 ir 19 amžiaus dailininkų paveikslus, piešinius, grafiką ir kitus įvairaus pobūdžio kūrinius. Albumo leidyba užtruko 30 metų, per kuriuos buvo suformuotos 6 albumo serijos, sudarytos iš apytiksliai 353 grafikos kūrinių. Pati leidyba vyko atskirais etapais. Pirmiausia, reikėjo surasti menininkų, kurie nupieštų leidėjo atrinktus objektus. Didžiausia Vilniaus albumo lakštų grupė sudaro architektūros ir dailės kūrinių iliustracijos. Kita vaizdų grupė – portretai. Jeigu įprastai šalis pristatoma per iškilius valdovus, politikus, tai Vilčinskis esamoje situacijoje elgėsi kiek kitaip. Ignoruodamas savo laikmečio politinę padėtį, visų pirma jis iškėlė kultūros atstovų portretus. Tai ir dailininkai, ir poetai, muzikantai, mokslininkai dirbę Vilniaus universitete, aktyvūs katalikų bažnyčios hierarchai. XIX amžiuje albumas garsino Lietuvos vardą Europoje, o XIX amžiaus atskiri jo lakštai puošia valstybinės reikšmės institucijų erdves. Tarp jų ir Lietuvos Respublikos prezidentūra, vis dar naudojamas kaip reprezentacinis įrankis Europos kontekste. Be Vilčinskio LDK kultūros paveldą buvo užsidegęs fiksuoti ir Napoleonas Orda. Jis tai darė keliaudamas po visą šalį ir pats fiksuodamas piešiniuose architektūriškai svarbius objektus. Na ir vienas žinomiausių tarp sukiliminio laikotarpių dailininkų Tadas Goreckis. Dailininkas išaukština ir romantizuoja gyvenimo prieštaringumų suluošintą žmogų, keldamas altruizmo, jaunystės ir senatvės kontrasto idėją. Tai pabrėžia atitinkamai pasirinktos figūros, kontrastingi spalvų deriniai ir skirtinga abiejų personažų psichologinė išraiška. Pavyzdys – aklas Elgetas su berniuku. XIX amžiaus viduryje bepradedantį atsigauti Lietuvos kultūrinį gyvenimą nutraukė 1863 metų sukilimas ir po jo sekė caro valdžios vykdomos represijos, kurios nubrėžė aiškią ribą XIX amžiaus Lietuvos kultūroje, po kurios ėjo keletas juodų dešimtmečių. Sparčiai vykdomos rusifikacijos padariniai buvo labai skaudus Lietuvos kultūrai. Uždaromos bažnyčios, vienuolynai, visas jų turtas konfiskuojamas, vietoje jų sparčiai statomos cerkvės, naikinami bažnyčioje sukaupti meno kūriniai. Uždraudžiamas raštas lotyniškais rašmenimis, uždaromos lietuviškos mokyklos, knygos cenzūruojamos. 1866 metais buvo atidaryta Vilniaus piešimo mokykla, vadovaujama Ivano Trutnevo. Ši mokykla tapo vienintelė galimybė Lietuvoje įgyti dailės išsilavinimą kaip pradinį etapą vėlesnėms studijoms. Nors pradžioje dėl pasipriešinimo rusifikacijai ši mokykla nebuvo populiari, bet laikui bėgant jos vadovas Trutnevas įrodė, kad jo tikslai platesni. O dabar apie kelis realizmo menininkus apžvelgsime iš arčiau. Vincentas Lendzinskis turėjo labai glaudų ryšį su atrasta naujove fotografija. Pavyzdžiui, jo paveikslas Senutė verianti siūlą į adatą yra populiarus dėl savo grožio, bet iš tiesų čia yra mažai psichologizmo bei stiliaus originalumo, nes po teisybės Lendzinskiui padėjo fotiko atsiradimas. Jis tiesiog tapė nuotraukas, tačiau kieno portretai pasižymėjo psichologizmu, tai buvo Nikodemas Silvanavičius. Jo portretai pasižymi realizmui ir neuroromantizmui būdingais bruožais, giliu psichologizmu bei įdomiais kompoziciniais sprendimais. Damas portretus, menininkas pasirenka įvairius rakursus, įterpia buitinio veiksmo elementų. XIX amžiaus antros pusės žinomiausias grafikos meistras, knygų iliustratorius Mykolas Elvyras Andriolis. Jo realizme visada buvo tiek daug fantazijos, kad jis nukrypdavo nuo tiesos. Jo peizažai buvo dekoratyvūs, su romantizmo bruožais, turintys savyje fantastiško veržlumo, be ramybės ir saiko. 1881 metais sukūrė išskirtinį 24 iliustracijų ciklą jubiliejiniam Mickevičiaus pono Tado leidiniui, o Kauno arkikatedrai 14 didelių altorinių paveikslų. Tikra barbė devyndarbė, ne kitaip. Ir štai dar keletas garbės lentos vertų paminėjimų. Kazimieras Alchimavičius, žymiausias istorinio žanro atstovas. Alfredas Riomeris, vienas ryškiausių tuo metu portretistų. Jo piešiniuose ir tapyboje atsispindi tautinė problematika, etnografiniai motyvai, liaudiški tipažai.
Gyvendamas Lietuvoje domėjosi savo apylinkių etnografiją, rinko lietuviškas dainas. Tikras patriotas, o jo brolis Edvardas Matas Riomeris tikras žirgų mylėtojas. Jo moto – paveikslas be žirgo, ne paveikslas. Romanas Alekna Švojinickis vaizdavo bajorų kasdienybę bei pramogas. Tadas Daugirdas daugiausiai kūrė peizažus, nutapė ir mūsų mieląją Dubysą. Taigi, realizmo ir neuroromantizmo tendencijos Lietuvos dailėje buvo gajos iki pat 20 amžiaus pradžios ir dar ilgiau. Bet kurso pabaiga – tad sudie. Sesijus išlaikysimus. Telydi jūs sėkmė.